Jūsų svarbios gyvenimo akimirkos savaime aišku yra labai svarbios, ane? Jūs norit ir jas įamžinti gražiai ir nesusidurti su tom problemom, kurios labai dažnai tenka pastebėti, kai kažkas nori dalintis nuotrauką. Ir tu žiūri, kad tas kadras yra per šviesus, atrodo viskas kaip grietinė arba kaip pienas. Būna per tamsų, kur tu turi bandyti įsivaizduoti, kas ten galėtų būti, ar turi būti kažkokia papildoma istorija. Būna šešėliai, kur irgi turi naudoti savo imagination, kad įsivaizduoti, kas ten yra. Būna smėlis ir atrodo kaip kažkoks futuristinis koliažas. Būna išplaukęs vaizdas, kur plius minus suvoki, kas ten yra, bet nėra to gražaus ryškumo. Ir taip pat labai dažnai būna nefokusas, kur būna tokios nuotraukas, kur jeigu žmonės tau nerodo arba neaiškina, kas čia ar tas, tai tu niekaip neatspėtum. Kaip ir minėjau, mes norim, kad šitos problemos mažiau kartotųsi jūsų fotografijai. Bet tam, kad jūs galėtum jas įspręsti, reikia kirsti pagrindinius fotografijos principus ir pagrindus. Ateina fotonai iš kažkur per šitą skylutę, ateina ten, atsitinka tam tikrai dalykai ir galių gale sensorius atkuria tai, kas įėjo. Tam, kad paaiškinti šitą procesą, aš pasidariau tokią skaidrę. Iš esmės mes turim šviesą, kuri yra apdorojama objektyvų, tada praeina per diafragmą, kas yra skylutė, kuri po to nuspręs, ar fokusas bus labai ryškus arba neriškus. Ir tada turim išlaikymas. Išlaikymas iš principo matuoja, kiek laiko praeis ta šviesa iki sensorius. Sensorius yra ten, kur atsiranda visi tie fotonai, kurie praeina per šitą grandis. Anksčiau tai buvo paprasčiausiai fotografijos juosta. Vienas didžiausių privalumų šitų fotoaparatų didesnių yra tai, kad tamsesniuose erdvėse jos gali dar pakankamai gražiai fotografuoti. Jeigu jūs kartais įsitraukėt tokį dalyką ir norit tamsioje diskotekoje nufotografuoti, jūs trukdysit visiems. Ir labai dažnai būna piktų veidų, būna žmonės, kurie sako, nežudykit. Ir dažniausiai žmonės nenori fotografuotis daugiau negu vieną arba dviejų kartų. Selfie, Šitas dalykas leidžia gražiai fotografuoti ir netrukdyti kitiems. Fotografija yra piešimas šviesą. Mes piešiam spinduliais, atspindžiais ir šešėliais. Ir norėčiau jums parodyti porą pavyzdžių. Kas yra piešti spinduliais tiesioginiais, kas yra piešti atspindžiais, kaip matot šviesos, ir taip pat kas yra piešti šešėliais. Užfiksuoti irgi šviesos trūkumus. Labai svarbu yra, kai mes norim užfiksuoti kažkokią kadrą, labai gerai suprasti, iš kur ateina ta šviesa. Ar ji ateina iš priekio, nes dažniausiai svarbu yra, kad šviesa pati apšviestų tai, ko mes norim fotkinti. Ar tai yra kieta šviesa, ar tai yra minkšta šviesa. Labai svarbu irgi žiūrėti, kaip krenta šešėliai. Jeigu mes norim turėti gerą nuotrauką, visų pirma svarbu suprasti, iš kur ateina ta šviesa ir kaip ji apšviečia mūsų vaizdą ir svarbiausia objektą.